Labas, noriu su jumis pasidalinti savo rugsėjo mėnesio krepšeliu, ką aš užsisakiau rudeniui, ko save nusprendžiau palepinti, kokias atsargas atnaujinti, be ko negali išsiversti visa mūsų šeima. Taigi turiu net 2 dėžutės, kuriomis su jumis pasidalinsiu. Šiandien tai va, darau užsakymus 2, realiai kažkaip būdavo vienu metu, kad darydavau mėnesio pradžio, mėnesio pabaigoje, dabar taip sutapo, kad abu krepšeliai per vidurį pasileido, nes vieną pasileidau, tada pamačiau, kad dar kai ko reikia, tada kitą krepšelį pasileidau. Tai va, tai dabar su jumis pasidalinsiu, ką užsakinėjau ir kaip visada primenu, kad man labai smalsu, ką ir jūs užsakinėtų. Tai pasidalinkite, kas jūsų kvapniuose krepšeliuose. Tikrai vieni nuo kitų nusižiūrim kažką. Taip, buvo labai didelė dilema šį mėnesį, nes labai fantastiškas katalogas su daug akcijų, nuolaidų, pasiūlymų. Ir norėjosi visko. Aš kai pradžioje susidėjau, leidau savo pabandyti įsivaizduoti, kas jeigu, tai viską, kai susidėjau, man gavosi 1000 apivit krepšelis. Tai va, tai tada tokiu atrankos būdu, kas svarbiausia, reikalingiausia, pagal tai ir palikau viską. Tai užsisakiau, buvo pasiūlymas rinkinys, tai yra Bloom kremas ir Bloom prausiklė. Šitą liniją esu jau ne kartą bandžius, labai mėgstu ir myliu, bet kame buvo dilema. Šį mėnesį katalogė kaip naujiena atsirado ir Boswellijos kremas, apie kurį yra fantastiški atsiliepimai, labai naudingas ir reikalingas. Ir tikrai planuoju jį turbūt spalio mėnesį, jeigu nebus išpirktas, pasiimti tikrai į priekį atsargai. Bet kadangi man jau labai baiginėjosi mano priemonės veido priežiūros ir labai reikėjo ir prausiklio, tai pasirinkau būtent šitą rinkinį, kur yra kremas ir prausiklis. Vasarą šiaip naudoju tokia yra esencija, jinai lengvesnės tekstūros, tokio labai lengvai pasidengia veidas, tokių kaip šydų. O šitas kremas, jisai yra šiek tiek toksai sodresnis, šiek tiek labiau maitinantis ir toksai, negaliu sakyti, kad jisai sunkus, nes jisai labai irgi gerai susigeria, labai malonus, bet jisai toksai minkštesnis jau žiemą, kaip į patalą, tokį pasitėpi, tokią apsaugą didesnę. Tai tikrai labai patinka man šita linija. Grožio. Taip, tai kaip sakant, grožiui, tada sveikatai. Tai sveikatai pasirinkau irgi, daros buvo nuolaida šį mėnesį. Ir dar turėtų būti eterinis aliejus prie jo, tai kaip sakiau, labai man yra svarbu, kad Inedefense nesibaigtų namuose, nes jeigu tik koks tai kontaktas su COVID-u ar koks virusinis, ar jeigu dabar kažkaip paskutiniu metu dažniau į ofisą vaikštau, ten būna visokių ir kosijančių, ir čiaudinčių, ir dar visokių, tai tada profilaktiškai išgeriam ir vaikai dabar buvo, irgi sūnus ten taip lengvai lyg slogavo, tai jisai intensyviau geria, dukra labai bijojo užsikrėsti, nei profilaktiškai mažiau, bet vis tiek ryte vakare po kapsulę paimdavo grinai profilaktikai, kad apsisaugoti. Tai šitos kapsulės praturtintos tikrai labai stipriais eteriniais aliejais, čia yra ir tyfsas, ir oreganas sudėti, tai kurie tie eteriniai aliejai pasižymi būtent antibakterinėmis, antivirusinėmis savybėmis ir labai stipraus poveikio yra. Tai tikrai kas yra išbandę, jau žino jo poveikį ir būtinas turėti. Taip, tada gavau dovanų. Dovanų yra vaisių ploviklis Thieves praturtintas. Mes netgi jeigu turim iš kur pasimti vaisių ar daržovių, tų tokių iš savo sodų,
iš tėvų sodų vis tiek yra rekomenduojama nuplauti, nes tikrai nežinom, aš, pavyzdžiui, savo kiemėm čia laukinių kačių vaikšto belenkiek ir ką jos nešioja, kad ir kokia švari katytė, bet jinai tikrai gali kažko atnešti ir grinai tokiam saugumui, kad apsaugai nuo parazitų, tai tikrai labai rekomenduojama. O iš prekybos centrų, kai perkame vynuogės, uogas, vaisius visokius, tai neaišku, kuo tie visos daržovės parduotuviai būna dar apipurkštos, kame išlaikytos, nes jos stovi belenkiek laiko, tai irgi labai naudinga nuplauti su šitų tokiu specialiu plovikliu. Ir aš tiesą sakant, esu įsigijus, dabar galvoju, galbūt pavasarį, tai tikrai labai taupiai naudojasi, labai ilgai naudingas. Tai va, tai o šį mėnesį čia yra dovanų prie 190 PV, jeigu neklystu. Taip, aliejukai, kaip jų niekada nebus gana, visada reikia daug. Taip, tai va, čiobrelis eina su Ine Defense papildu rinkinį. Tai čiobrelį mes naudojame Raindrop masažą. Jisai yra toksai truputėlį prie karštesnių skaitosi eterinių aliejų, bet jeigu kokie kosuliai, tai tikrai ir difuzorių padukam ištepti, ištrinti labai naudingas. Imbiero eterinis aliejus dabar, jeigu neklystus, tai irgi yra taip, imbieras prie 120 taškų dovanų atkeliauja prieskoninis eterinis aliejus, labai puikaus ir kvapo, man patinka rudeninės kompozicijas difuzoriuje komponuoti, bet galima ir paskaninti tam tikrus rudens gėrimus ar patiekalus, jeigu kas mėgsta būtent imbiero skonį. Šaltmete, jeigu neklystu, irgi turbūt dovanų atkeliavo prie, kaip irgi prie taškų, gal prie 190 taškų. Ir, dabar bijau sumeluoti, bet čia prie kažkurių dovanų atkeliauja. Taip, kas dar? Šitoj mažai dėžutė, bet mažytė dėžutė, o visai nemažai dalykų. Taip, tai, sakau, yra du dalykai Ine Defense rudenį turėti ir Tifsą. Tai Tifsas šį mėnesį su 10% nuolaida, tikrai verta įsigyti, verta turėti. Ir aišku, aš jį užsisakiau. Taip, tada bergamotė ir mano draugiai, kuri prašė. Ir labai mėgiamas visų, labai gero kvapo, eterinis aliejus. Ir ką irgi pasiėmiau, kas labai retai būna kažkodėl prekyboje, toksai prieskotinis eterinio aliejų mišinys Red Shot. Man jisai labai patinka su Ninja sultimis. Ninja sultis lašiukas, toks turi prieskonį skonį, tai irgi prieš virusus, bet ir labai subtiliai praturtina patį skonį. Tai labai rekomenduoju, nes jo tikrai ne visada būna ir turėti, paskaninti gėrimus. Ninja sultis ar galima ir kažkokius kitus gėrimus pabandyti. Tai tikrai labai skanu ir gera. Atsimenu, kažkada esam ėję į tokias irgi turėjom kaip neorientacinės varžybas, tenai su Huskies, tada gana senokai, su būtent Young Living bendruomenė, ir tada dar labai naujiena buvo ir į arbatą lašinomės, ten termosėse turėjom arbatas ir davė va šito, tai su arbata irgi labai skanu. Taip, tai viena dėžutė baigta, dabar antra dėžutė didesnė, kasgi joje. Jo, atrodo per savaitę kažkur atkeliauja tos dėžės, bet žinokite, kadangi aš, kaip sakau, susidedu už bele kiek, tada svarstau,
ar man čia grožiai, ar man sveikatai, ar namam labiau reikia. Susižiūriu visas savo atsargas ir užsisakau. Tai kas yra tikrai naudinga ir reikalinga. Ir kol atkeliauja, aš visą laiką pamirštu. Tai tas siurprizo, staigmenos elementas visą laiką išlieka ir jisai labai malonus. Taip, dabar su nuolaida irgi buvo, tikrai naudinga irgi turėti, artėja visokių, ten būna progų, dovanų reikia, kažkam tai aš kartais mėgstu ir atsargoj turėti, yra būtent Ember diffuzoris, keramikinis, toksai, jisai su medinė apačia ir viršus keramikinis, labai gražus, labai dailus. Tiek ofisuose, tiek, bet aš jį, dabar tai aš turiu Aria difuzorių savo salone, jį visą laiką įjungus laikau, bet anksčiau iki tol turėjau aš jį pasidėjus, nes labai man jisai buvo gražus ir tikrai net dideliai patalpoj pakankamai prisotina visą aplinką eterinio aliejaus, išvalo orą ir puikiai difuzina. Tai labai irgi rekomenduoju, jeigu kam dar trūksta, kuriam nors kambarį difuzoriaus, tai vat nepraleisite progos įsigyti su nuolaida. Dar ką irgi pagavau su nuolaida, tai čia savo ir draugiai. Ypatingas gėrimas Golden Turmerica. Auksinis gėrimas, labai skanus. Tai ciberžolės pagrindu padarytas gėrimas, jisai praturtintas ir imbierų, yra mango ir daug kitų elementų. Šitoj formoj ciberžolė yra įsisavinama 24 kartus geriau negu bet kokioj kitoj formoj. Tai tikrai labai stiprus antioksidantas ir irgi naudinga turėti namuose. Ypatingai, pavyzdžiui, kai būna irgi, aš tai mėgstu ir šiaip savo, dėl skonio, dėl grožio, mėgstu daryti į tą chia pudingą, aš būtent su kefyru ir truputėlį įdedu Golden Turmerico. Tai labai ir gražus gaunasi tas chia pudingas, toksai ir labai tokio skonio priduoda, bet kada buvo irgi, atsimenu, pavasarį, kai irgi siautė tam tikri virusai ir reikia daug skysčių. Tai vieną arbatos atsibostate, tai labai gerai irgi pamiksuoti ir tų skirtingų gėrimų. Tu jų daug geri, bet tu žinai, kad dar čia pilna mikroelementų, antioksidantų, kuriais tu sustiprini organizmą, duoda jisai tokios ir energijos truputėlį. Ir irgi, jeigu neklystu, turėtų, dabar pažiūrėsiu, kas ten iš eterinių aliejų. Tai jie buvo, dabar galvoju, ne šitas, nes čia irgi dovanų dar imbieras, 120 taškų. Ir, kiek daug visko čia aš paėmiau. Taip, Golden Turmericas šitam visam rudens katalogė dovanų eina kartu dovanų su Ginger Vitality linijos eterinio aliejų, tai imbiero eterinis aliejus su pliuso ženklu būtent, o pliuso ženklas tai reiškia, kad šitie eteriniai aliejai yra patikrinti, sertifikuoti ir galimi naudoti kaip maisto papildai. Visiškai drąsiai juos galime naudoti į vidų ir Young Living kompanija yra vienintelė kompanija, kuri turi tokią liniją, kuri turi eterinius aliejus, kurie yra patvirtinti, kad galima naudoti į vidų. Kad nežinau, kad tikrai yra žmonių, kurie baiminasi, tai taip reikia tam tikrų taisyklių laikytis, apdairumo, žiūrėti, reaguoti savo kūną, bet mes labai daug galime visko išspręsti būtent eterinių aliejų pagalba. Taip, ir čia yra citrina ir pipirmėtė, kurie keliauja prie difuzoriaus. Ir difuzorius ateina rinkinyje kartu su šitais 2 eteriniais aliejais. Ir dar paskutinis dalykas, irgi papildas Super C. Tai būtent kai pradeda pulti
kažkokie nelabieji rudeniniai, tai mano visą laiką būna vaikam vitaminas C ir Immune Defense. Poroje, tai vitaminas C turbūt nuo seno žinome, kad yra gerai imunitetui, gerai nuotaikai. Gera nuotaika gamina C vitaminą, C vitaminas gamina gerą nuotaiką. Ir jisai čia yra tikrai natūralus ir labai gerai įsisavinamas. Tai va, tokie mano rudeniniai krepšeliai. Labai smalsu sužinoti, ką jūs užsisakėt.